Samsung 46 colių 7 serijos Smart TV. Pagrindiniai šių metų modelio akcentai yra žymiai siauresnis ekrano rėmelis. Taip pat pats televizorio korpusas tapo žymiai plonesnis. Visą tai leido pasiekti naujojo LED apšvietimo technologiją. Šiais metais LED yra dar mažesni, jų yra dar daugiau, kas leidžia pasiekti ne tik mažesnius televizoriaus matmenis, bet ir geresnę vaizdo kokybę. Įprastinę dimming technologiją pakeitė micro dimming, kas leidžia dar tiksliau valdyti televizoriaus apšvietimą. Dar viena nauja technologija yra Clear Motion, kuri leidžia pakelti ekrano skleistinis dažnį iki 800 Hz, kas ne tik pagerina įprastinį vaizdą, bet ir leidžia sukurti kokybiškesnį 3 dimensijų HD. Šiam reikalui prie TV rasite Active Shooter 3D akinius, kurie yra kraunami per USB jungtį. Taip pat Samsungas siūlo naują modelį, kurį galima krauti bevieliu būdu, tiesiog pastačius ant jo stovo. Taip pat atnaujintas akinių dizainas. Samsungas bet sako, kad tai jų matyti patys stilingiausiai 3D akiniai. Na ir žinoma, 3D filmams skirtas Samsung Blu-ray grotuvas. Taip pat nereiktų pamiršti 3D konsolinių žaidimų ir žinoma asmeninio kompiuterio tiek žaidimų, tiek filmų. Prie TV rasime įprastinį pultelį, bet vertas paminėti dalykas yra šis touchscreen aparatas, kuriuo taip pat galite valdyti savo TV. Mes turime svarbių pokyčių ir įdomių naujienų. Jūs netrukus galėsite tai patirti. Omnitel. Pirmiausia, jūs. Ta televizorius palaiko DLNA technologiją, todėl jį galima valdyti tiek su Samsung, tiek su Sony išmaniuoju telefonu. Kaip ir tiesiai iš telefono, bevieliu būdu rodyti nuotraukas, video ar groti muziką. Na ir žinoma pats Smart TV ir Smart Hubas, kurio pagalba iš karto galime žiūrėti YouTube, nuotraukas, Facebooką. Televizorius, kaip pastebėjote, turi ir vaizdo kamerą, taigi galima naudotis tiek Skype, tiek kitų panašių tarnybų vaizdo pokalbiais. Ir žinoma, Samsungas turi netgi visą programėlių parduotuvę. Dauguma jų yra nemokamos. Nuo patarimų sportuojant iki vaikų žaidimėlių ir panašių užsiėmimų. Žinoma, televizoriuje rasti ir interneto naršyklę bei TV gidą. Na ir bent man labiausiai patikusi galimybė yra vos keliais mygtuko paspaudimais įsijungti internetinį video servisą ir be jokių papildomų vargų susirasti mėgiamą muzikinį klipą ar tai svečiam parodyti savo nufilmuotus video. Nereikia jokių sutarčių, jokių priedų, tiesiog įrašote namų bevielio tinklo prisijungimą ir internete galite žiūrėti YouTube, Dailymotion, Vimeo ir visus kitus video servisus. Feeling so faithless, lost under the surface.